Sveiki visi ponios ir ponai, su jumis vėl aš Karolis. Na ką, šiandienos video vlogė galvojau, kaip čia galėčiau išpopuliarėti. Ir kaip pastebėjau, iš tikrųjų daugumą panelių, kai pradeda kurti video vlogus ir ypač jeigu yra jos simpatiškos, tai jos tikrai labai greitai išpopuliarėja. Nekalbu aš, pavyzdžiui, apie būtent tą panelę, bet aš kalbu apie daugumą, ką matau, arba, pavyzdžiui, lietuvės, nelietuvės, vienu žodžiu ir anglės ir panašiai, vienu žodžiu visus, galima sakyti, daugumą panelių, kai pradeda video kurti, jos kuria apie makiažą. Taipogi jos kuria apie nagus, ten kaip pasidaryti nagus, kaip pasidaryti plaukus ir, pavyzdžiui, kas mano kambaryje, kažkas panašaus. Ir jos iš tikrųjų labai keistai, bet sulaukia labai daug dėmesio. Tai va aš pagalvojau, gal reikėtų ir man kažką panašaus padaryti, sulauksiu dėmesio ir gal išpopuliarėsiu. Tai va, šiandienos video tema, kas pas mano mamą makiažo piniginėje. Tai va, šiandienos pradėkime nuo nagų lako. Vat yra toksai nagų lakas, kaip matote, jisai, nežinau, labai geras, negeras, bet vienu žodžiu labai raudonas. Daugelis panelių jos kaip pamėgina, tai jos užsitepa ant nagų, o aš iš tikrųjų rekomenduočiau užsitepti ant dantų. Tai vat, užsitepat ant dantų ir tikrai pamatote labai būtent tą spalvą, kokią jūs gausite ant nagų. Tai vat, pamėginsime mes tai padaryti. Tai vat, užsitepiau aš tų nagų lako ant dantų. Ir kaip matote, yra ne raudona spalva, o mėlyna, va. Matot? Mėlyna spalva. Tai vadinasi, nagų lakas ne raudonas, o mėlyna. Tai va, dabar žinote, ką daryti. Netepkite, iš pat pradžių turite užsitepti ant dantų. Ir pamatysite tikrąją spalvą. Tai va, antrasis makiažo produktas tai būtų štai šis labai puikus Isadora, kaip matote, toksai milteliai. Juos iš tikrųjų, kad žinotumėte, ar geri milteliai, reikia įtraukti pro nosį ir jeigu čiaudysite, tai žinokite blogi. O jeigu nečiaudysite ir labai viskas atitinks, vadinasi, jūs esate labai tam, tiesiog galite jį naudoti. Vat, vienu žodžiu taip. Paband. Gal visai ir nieko. Na ką, dar vienas produktas, kurį aš jums dabar parodysiu, tai vat yra štai kažkoks Skin Loving Minerals ir vat, čia galite atidaryti, vat, ir kas čia, vienu žodžiu, čia yra toksai lipdukas, kaip matot, čia galite užsiklijuoti ant kaktos, čia užsiklijuojate, jeigu pamatote spogą, pavyzdžiui, ne, paėmėt, užsiklijuojate ant to spogo, ne, ir va taip turit, ir žinokite, niekas tikrai nepamatys, ir tiesiog jisai nesimato. Visiškai nesimato, kaip pavyzdžiui, kai spogas yra, žinokite, tikrai nieko nėra. Na ką, dar vienas produktas, kurį aš jums parodysiu, tai yra vat Quiz Eyeshadows, tai čia va tipo, man atrodo, rašo, kad ant čia va tepti ant tų akių tipo. Ir daugelis panelių, kai paėmė, pavyzdžiui, tai padaro ir jos visą laiką čia pasitepa, ne? Ir kai klausiu panelės, kodėl jūs visą laiką taip darot, jinai man atsakydo, reikia tai padaryti, kad pamatytum tikrąją spalvą ir panašiai ir alergiją dar gautum, kažkas panašaus. Vienu žodžiu, kad žiūrėti, kaip tavo oda reaguosi tai. Taip pat aš pagalvojau, kam tau čia teptis, pavyzdžiui, visi čia matysit panašiai, tai geriau tepkis, kur niekas nemato. Tai vad galite teptis ant kojų, ant pėdų, arba aš galvojau, čia už ausies, tai pasitepat, ne? Va taip pasitepam. Nu. Pasitepiam už ausų ir dabar palaukiam keletą minutėlių ir žiūrėsime, koks efektas. Jo, efektas, žinokite, labai blogas, labai jaučiuosi apsinešęs ir vienu žodžiu žandai pradėjo labai tinti. Tai vat vienu žodžiu šitas, kad taip ant akių labai netinka, nes labai žandus pučia. Tai vat, žinokite, pasitepkite visada už ausies arba ant kojų ir tikrai sužinosite, ar jums pūs žandus, ar kas nors kitą pūs. Tai vat, reikia, žinokite, visą laiką patikrinti. Tai va, norėčiau pasakyti labai didelis dėkui, kad subscribinat, kad žiūri, kad spaudžiat like. Ir norėčiau dar kartelį paminėti, kad mano konkursas vyksta, tai va, Facebook'e linkas dar apačioje. Ir kai žiūrėjau, galima šėrinti kiek tik norit kartų. Tai va, jūsų vardas daugiau atsiras. Tai va, pašėrinkite kuo daugiau kartų, tuo didesnis šansas, kad jūs laimėsite šį konkursą. Tai va, sėkmės visiems dar kartelį. Ir manau, susimatysime jau po mano egzaminų, tai po kelių dienų. Na, tikiuosi supratote iš tikrųjų šito video vlogo esmę ir tiesiog nepaėmėte ją tikrąją prasme. Tai va, tikiuosi šiek tiek bent nusijukėt, pasijukėt. Tai va, jeigu pasijukėt šaunu, jeigu ne, tai dar šauniau. Geros jums dienos. Linkiu aš jums Karolis ir susimatysime jau
jau už keletos dienų. Iki.